Kas supranta, tas supranta. Nu jo, kondišas. Mano mašina pūna? Negali būt. Kaip iš gamyklos. Ne, tuoj padarysim. Planuojama pakelti. Pirkom čia nesąmonę. Nu, geriau, ką čia darysi? Turbo? Čia oro kondicionierius. Tad koks įgražus. Nėra čia? Nusitrynė čia. Mercedeso. Buvo Mercedeso ženkliukas čia. Tai čia kondicionierius. Kondicionierius. Jo, per karštą vasarą būna. Kondicionierius galvos nėra. Suprasau. Tai va. Reikia trauk bulgarkę. Tai gal kažką palaikyt? Ne, aš savarankiškas. Ką dabar geriau darai? Aš pas nesuprantu. Aš irgi. Darau laikiklį. Laikiklį va šitam va kondicionui. Oro kondicionierius čia. Be friono šitas veikia. Diržu. Tik diržu. Jis suspaudžia orą ir burnon tau tiesiai pučia. Labai nemalonu pjauti bulgarkę, kai nematei video, kai sprogsta viskas. Šauna. Įsitaško, jo? Nori, tipo, yra apsaugos šitokios. Taip yra, bet pas mane nėra. Tai neskam. Kaimietiškai mes. Kad matytum, kur pjaunė. Tai va. Priseksim, žinai. Aha. Čia pirštų karštą ir pirštinį. Ir palaikyk. Nu. Kreivai bus, bet su eis. Įrinsim. Kaip čia padaryti? Per karštą. Vo. Tai? Gerai čia. Mama, tai? Vyrinė ir viskas. Nieko čia sunkus iš tikrųjų. Nu, taigi taip. Šitą tu privyrinsim. Gerai. Ne. Ai, dar šitus reikės privyrinti. Žinai, kodėl negalim dabar vyrinti? Kodėl? Nes minuso nėra. Nes tai buvo sunkiausia padaryti, nes reikėjo pataikyti, kad niekur nesiremtų kėblą. Vis tiek grėmės. Vis tiek reikėjo daužyti. Gali pafilmuoti. Šiaip neliečiam, bet biškį galima padaryti. Čia va, ne? Okay. Lauko sąlygom čia tą kondicioną dedu. Kas supranta, tas supranta čia kas yra. Nu jo, kondišas. Mažas toks, žinai. Nedidė esmė. Turėtum žinoti šitą. Kaip manai, gerai bus? Nu, kai susidės, manau, bus aiškiau. Kas aiškiau? Tai kai suvyrinsiu, net vyrinsi, žinai. Baigiau inžineriją, va. Automobilio inžineriją. Kalvonė. Tiesa. Neekspūzink, aš mokiausi. Valgakę reikia. Ne, valgakę reikia parduoti, bus dar daugiau biudžeto. Kondicionai. Gyvatė pradegino. Koinės, dar geros buvo. Bet jau išmetimui bus. Kaip į miestą aš važiuosiu su tokia Honda ir su koinėm suskiliam. Čia va pačioj bus. Kondicionai. Kiek va čia va oro gaus, tiek ir rūšinsis. Konstrukcija. Cep. Nu, tokia labai neįprasta kondiškas vieta, sakyčiau. Nu, ką padarysim? Labai kokybiškas kondicionas, didelis ir netelpo. Kur originalus turi būti, nes originalus per mažas, per karštą būna. Tai gal matėjai kitinė, gal nesuprastų, kas čia yra. Nu jie gal, nes tipo, dažniausiai būna ant motoro, ne, tipo, kompresorius. Su interkuleriu kondiškiam. Nu tai va, kondicionas suko. Tu maišai. Tai kujelis. Ja. Aš su jais. Nes jeigu jie šitas. Nestandartinis kondišas, tai sunkiai dedas. Duok dar vieną varžtą tokį, rudą, juodą, ilgą. Mano mašina pūna? Negali būt. Gerai, viskas šikipikė. Kondicionuoja, opa. Tu pažiūrėjai, tu matai. Matau. Tai kaip kondicionas veikia. Oras išeina ir įeina. Taip. Sumėtė, nes alaus negeriau šiandien. Tai pagražinsim biškį. Reikės pirmą diržą nusipirkti, tada įtempėjo galvos, ne? Kaip tu manai? Nu, keliu aš čia kaip daugiausia žinantis, tai aš tau net... Nu tai ir klausite, žinai. Matau, kad tu žinai, daug žinai. Klausiu. Žiūriu. Čia jau galvoji, kaip šitą kondicioną įdėt. Jau sugalvojęs. Taip, nesakau. Taip. Tai klausite dėl to, žinai. Man, kad jau suvirina visus šitos kampukus. Taip.
laikikliai. Tai kaip ir laikykis dana, ne? Gaunasi. Jo, tada galima bus įdėti, tada čia apsibrėžti ir išpjaut gražiai, kad nebūtų kampuota, o kaip čia. Aha. Gražiau. Super. Man gražiau taip atrodo. Ai, dar reikės privyrinti. O šitokius va padaryti. Tiesiog gaikę privyrinti. Aha. Tokia va. Čia va. Ir va čia va reikės. Nereikia iš abiejų pusių, tada čia laikyti ir suk tiesiog prisukė. Nu jo, patingai. Tu inteligentas esu šiaip. Šokio čia metų forumo šitą radai lifehacką 27 metų. Nieko, tik tokią pamačiau. Rodo kažkokį video, filmo dalį ir šone kažką kitą rodo. Surferis rodo kaip vyrina šone, nu tai va pamačiau. Tai va. Kaip iš gamyklos. Ne, tuoj padarysim. Kaip iš gamyklos. Nusibodau man. Gal nereikia. Parduosiu. Jau paruoštas dėti Honda. Parduosiu už 5000 eurų. Kandiški. Kaip šitie kondicionai. Didesnį iš pradžių norėjau pirkti, ten litrinį skaitosi, bet jis skirtas jau didesnėm motoram. 6 cilindrų, labiau 6 cilindrų negu 4, o šitas iš Mercedes arba Mini Cooperio kondicionas, tai skirtas prie 4 cilindrų iki 2, apie 2 litrų motorą. 2,3, 2 litrų, 1,8. Tai pats kaip tik čia turėtų būti. Kaip iš gamyklos! Pavyzdžiui, spjausim, kad gražiai būtų. Iki va čia va nupjausim. Vėja karšta, davis karštas. Iki čia nupjausim, apvalinsim, taip. Nu, wow, kaip čia gražu bus. Penkios štukos gali. Kondišas geras bus. Su garsais. Gal čia sugėdys kondišas reiškia? Padeinantį šitas užtat. Sveiki visi, čia Unique Project. Unique Project. Padarėm akordo swapą. Swapas sėkmingai važiuoja, ratukus uždėjom vasarinius. Bandysim draguot legaliai. Gegužį planuojama turbo swapas. Šiuo metu nėra motoro. Nepastebėjau. Civiką tik iš galo matysim ten. Padaryti. Bus dar kitokių projektų su Civiku jau. Žaliu. Jau gerokai praėjo jau kažkur 2-3 mėnesiai. Po svapo, aišku, nufilmavom. Užstrigom biškį. Kas kur kaip. O šiaip ką, einam žiūrėt akordo. Ką mes ten pridarėm šūdus. Dėjom sportinį filtrą, aišku, bus greitai išimtas. Ten laideliai sujungti. Sutrumpinti. Šiaip ir viskas veikia, bet šiaip važiuoja. Magos. Čiup. ABS-as kažkodėl dega, nesiaiškinau dar. Bet knock sensoriaus nėra, paskui užsidegs čekas. Šiaip prieda, smagiai, aišku, nevažiuoja. Traukos beveik nėra, lenkt sunku. Bet su laiku tai tikrai bus. Po laiku tikrai padarysim. Parkarštėjo orai. Šiandien balandžio 20, dabar gal 23. Tai bandysim kažką išburti, kažką padaryti. Trauksim motorą, neperesniausiai ruošim turbo swapui. Planuojama pakelt 175 kW, tai čia kažkur 200 centais arklių. Viskas bus tokas, kas bus papildomai, tai storesnė galvos tarpinė ir 7 akordo galiniai super, tai bus dedami dėl efektyvesnio stabdymo. Nu ir šiaip jie galiniai dabar originalūs linija. Visas turbo komplektas, tai interkuleris, turbina, vamzdynas, sportinis oro filtras, dėsis prie išmetimo kolektoriaus kartu su turbina. Turbina Subariko tada 04, blow-offas. Laukia kitas projektas, paskui atskleisim. Tai va, tiek žinių. Važiuoja mašina, važiavo, dabar motoras va.
Nusipirkom čia nesąmonį, net pats nežinau, ką darysim. Yeah. Sponsorinkimus. Pinigų, tai baigės jau. Baigės su šitais projektais. Bomžpakius tenka valgyt. Kažkuose firmas nusipirko, aš tada iš palydo irgi nusipirko. Irgi kietas būsiu. Tau irgi eilė ateina. Operatorių.